Laidą remia Biogaja. Tavo pilvuko draugas. Laisvė rinktis atsakingas dalykas. Tai kartais sunkiai suvokia net suaugusieji. Kaip to išmokyti mūsų vaikus? Kviečiu pasižiūrėti reportažą apie tėtį, kuris atsakingos laisvės moko ne tik savo, bet ir kitų tėvelių atžalas. Šiandien tėčio rubrikoje Nerijus Buivydas, turintis ne tik 3 metų sūnų Bernardą, tačiau ir dar būrį vaikų, kuriems kasdien tiesia ugdymo pagrindus. Netradicinę mokymo sistemą savo įkurtoje mokykloje diegiantis Nerijus sutiko pasidalinti savo įžvalgomis apie laisvės svarbą auginant atžalas. Laisvė turbūt yra galimybė būti savimi. Ir jeigu mes manome, kad tai nėra svarbu vaikui būti savimi, tai mes galime apkrauti visokiom bausmėm, grasinimais, gąsdinimais ir vaikai, kad darytų tai, ką mes norime, nebūtų savimi, bet daugiau darytų, ką suaugę nori. Ir tada bus savotiškai mums gerai, patogu. Pagrindinis principas, kuriuo Nerijus vadovaujasi, yra pagarba vaikui ir jo nuomoniai – laisvė būti savimi. Ir ši taisyklė taikoma ne tik mokiniams, tačiau ir šeimoje. Turiu ir savo 3 metų sūnų ir mes su žmona labai džiaugiamės būdami tėvais Bernardui ir tiesiog nuostabus jausmas. Su sūnum dažnai mes tariamės, diskutuojam, pavyzdžiui, dėl ko reikėtų eiti ten, dėl ko reikia tvarkytis, dėl ko reikia dantis valytis ir mes visada jam duodam rinktis. Mes neduodam rinktis ar valytis, ar nesivalyti. Mes sakom, tu išsivalyti gali dabar arba po pasakėlės. Iš kur atsirado suvokimas, jog vaikai neprivalo paklusti visoms suaugusiųjų taisyklėms? Klausėme Nerijaus. Pasirodo, atsakymą jis rado savo paties vaikystėje. Kai atsimenu save mokykloje, tai vis kažko neįtikdavau savo mokytojam, pavaduotojam, tai ten per greitai bėgiojau koridorių, tai per daug klausimų pamokų metu uždavinėjau, tai netinkamai apsirengęs buvau. Ir man tokį jausmą vidinį sukėlė, kad aš esu blogas, aš darau kažką ne taip ir netinku sistemai. Ir tik tai baigęs savo mokyklą, praėjus daug metų, prisimindamas, kai buvau 15-16, kas ten buvo negerai. Ir man šovė mintis, kad ne aš netikau sistemai, bet sistema netiko man. Kalbant apie tas ribas laisvių, tai jos aišku turi būti ir jos labai svarbios, nes vaikui reikia ribų, tik tai mes dažnai uždedam per daug ribų, mes nueinam į kraštutinumus, arba uždedam per daug ribų, arba per mažai ir iš vis jų, galima sakyti, nepaliekam ir tada vaikas nesijaučia saugus. Štai, demokratinio ugdymo mokyklose vaikams suteikiama laisvė patiems rinktis lankomas pamokas, patiems pasirinkti užklasinę veiklą ir svarbiausia – būti savimi. Kai vaikas būna savimi, tai dažnai mums nepatinka, kaip jisai elgiasi, bendrauja, ar kokio žaidimo formos pas jį ir... Jūs mušinėt mane išvešiu. Ta lygybė su vaikais atsiranda iš pagarbos vaikui. Tiesiog, kad mes nežiūrim, kad jisai jeigu vaikas, tai dar jis, nežinau, ne žmogus ar nesubrendęs, ar negali pasakyti, ko jisai norėtų. Tai į vaikus žiūrime kaip į suaugusius ir juos gerbėme, norime išklausyti jų nuomonę, jų idėjas. Tačiau pagrindinė sąlyga, kad laisvas ugdymas neštų naudą, yra ir atsakomybės mokymas, aiškinimas, jog kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Tėvai šiuo atveju turėtų ne tik apie tai su vaikais kalbėtis, tačiau ir tvirtai laikytis nusistatytų taisyklių. Tėvams, taip pat norintiems savo vaikus auklėti demokratiškai ir ugdyti juos savarankiškomis ir atsakingomis asmenybėmis, Nerijus turi štai tokį patarimą. Tikrai mes neturėtumėm norėti, kad vaikas būtų kaip mažas suaugęs, kad kalbėtų tai, ką mes norim girdėti, elgtųsi taip, kaip mums patinka, kad elgtųsi. Jie vaikai, leiskim jiem turėti normalią, sveiką, linksmą vaikystę. Reiškia ir padūkti, ir parėkauti, ir pabėgioti, ir kažko nepadaryti, ir kažko nepaklausyti. Leisti vaikams išgyventi pilnavertę vaikystę be suaugusiųjų primestų taisyklių – toks yra tėčio Nerijaus siekis.
O laimingi vaikai yra labiau motyvuoti ir labiau pasirengę pradėti jau brandesnius etapus.